Pataisytas iš naujo mano senas piešinys. Tęsiu toliau savo senų, vaikystės laikų memuarų iliustravimą piešiniuose. Kas man labiausiai atmintyje yra susijęs su 1994 m. gruodžio mėnesio žurnalo Vaikams Genys numerio gavimo momentu, tai pati paskutinioji senųjų metų diena, šventinis vakaras ir paruoštas vaišėms stalas. Buvau tada gan geros nuotaikos, nes jau visai greitai tąsyk vėl artėjo naujųjų metų sutikimas, mūsų namuose tą vakarą vėl svečiavosi mūsų šeimos draugas, Stasys, ir jis su savimi buvo atsivežęs visą tašę visokiausių gardžių vaišių. Ten buvo ir sausainių su aguonomis, ir želinių saldainių ir net šakotis. Kas be ko, buvo dar ir buteliukas stipraus gėrimo. O man asmeniškai labiausiai įsiminė tai, kad būtent pastarąjį šventinį vakarą aš gavau dvi malonės staigmenas. Pirmoji buvo, kad su spauda gavau naujausią, gruodžio mėnesio genį, o antroji, Stasys man įteikė dovanų gražų šokoladinį kiaušinį, Kinder Surprise, su žaisliuku viduje. Aš šiame kiaušinyje tada radau simpatišką plastikinį žaisliuką, liūtuką keliautoją, jį dar tebeturiu išsaugojęs iki šių dienų. Keistai smagus sutapimas, kad pavartęs genį, jame radau žinią, kad vyksta firmos Eugesta reklama, loterija, susijusi būtent su pastaraisiais Kinderio kiaušiniais ir kad loterijoje buvo galima laimėti būtent vos ne tokį patį žaisliuką. Liūtuką, kokį tada ir suradau man dovanotame Kinderyje. Taigi, toks man tada ir buvo anas šventinis vakaras, su papuošta eglute kambaryje, su Kinderio žaisliukų delne ir sėdintis ant sofos su naujoju geniu ant kelių, juk man rūpėjo visą jį tuoj pat peržiūrėti ir perskaityti. Aprašymą apie Rambyno kalną buvo skaityti visų įdomiausia. Buvo tą vakarą kambaryje įjungtas mūsų televizorius, kuris rodė šventinę programą, naujametinį vakarą, kuriame buvo ir linksmų vaizdų, ir smagių estradinių dainų. 1994 m. gruodis.